Spalio 5 dieną prasidės makaronų kabinimo festivalis, tinklinio marketingo kongresas. Tai Grinevičius su savo žmona Rita Grinevičienė ir visa šutvė jum kabins visą dieną makaronus. Ir pagalvokit, ar jum to reikia. Taigi išmoksit naujų dalykų, paskui reiksai daryti tuos naujus dalykus, o padarius naujus dalykus, išmokus naujų dalykų, jūs gausite rezultatus. Ir pagalvokit, ar jum tikrai reikia rezultatų. Ką? Taigi reikės išėti iš komforto zonos, reikės mokytis, žodžiu, reikės daryti, čia blemba visa esmė, o dar uždirbsite pinigų daugiau. Kur jūs išleisite, kam jums jie reikalingi? Paliesite daug žmonių, taip uždirbdami pinigų, sukursite kažką vertingo šiam pasauliui. Taigi čia visiška nesąmonė. Tad spalio 5 dieną visi marš į makaronų kabinimo festivalį.